Sveiki, esu Justina Vasilevičiūtė, traukos dėsnio ir tapšnojimo praktikė ir kaučingo specialistė ir šiandien pristatau Jums dar vieną iš sričių, kur galite panaudoti tapšnojimą, dar vieną pavyzdį, tai yra tada, kai Jums ką nors skauda. Ir čia prieš pradėdama noriu tiesiog perspėti, kad aš kalbu ne apie tai, kad Jūs susilaužėt koją ir tada pradeda tapšnoti ir Jūsų koja pagyja. Ne, aš kalbu apie skausmą, kuris neturi aiškios priežasties, kuris būna tiesiog atsiranda, neaišku kada išnyksta ir kodėl, kuris neturi paaiškinimo kažkokio fiziniam kūne. Nes skausmas dažnai, ar nežinau, aš taip galvoju, kad tikriausiai ir visada, turi kažkokį tai emocinį pagrindą. Ne? Kažkokia emocija yra užstrigusi kūne, nes mūsų kūnų teka energija ir tada, kai jinai nustoja tekėti, toje vietoje mums pradeda skaudėti ir skausmas signalizuoja, kad kažkas yra negerai. Kūnas mūsų yra labai protingas, jis bando su mumis kalbėti, bando mums parodyti ir skausmas yra vienas iš būdų. Ir man atrodo, kad dažnai mes skausmą nuvertiname, mes norim tiesiog jo nejausti, mes norim užslopinti simptomą, bet mes nepanaikinam priežasties, dėl ko mums skauda. Tai aš noriu dabar tiesiog, kad jūs pagalvotumėt ir pajaustumėt, ar yra kažkokia kūno vieta, kur jums skauda, ar jaučiat kažkokį nemalonų pojūtį ar maudimą. Ir įsivertintumėt skalėj nuo 1 iki 10, kiek stiprus yra skausmas. 10 yra nepakeliama, vienetas, kad iš vis neskauda. Ir tiesiog patirkit, pasižiūrėkit, ką gali tapšnojimas, ar įvyks kažkoks pokytis ar ne. Ir pradedam nuo delno briaunos ir pirmiausia sakom taip, nors jaučiu tą skausmą, aš renkuosi palaikyti save. Nors jaučiu skausmą, aš priimu tai, kaip aš jaučiuosi. Nors jaučiu skausmą, aš renkuosi palaikyti save ir pasižiūrėti į tai atidžiau. Dabar pradedam nuo antakio. Jaučiu skausmą. Visas tas skausmas. Būtinai kartokit iš paskos manęs. Visas tas skausmas mano kūne. Visas tas skausmas mano kūne. Jaučiu skausmą. Jaučiu daug skausmo. Jaučiu įkyrų skausmą. Visas tas skausmas. Jeigu pajutot, kad kai sakė tuos teiginius, skausmas pradėjo stiprėti, tai kviečiu sustabdyti dabar ir tiesiog pratęsti, sustabdyti šitą įrašą ir tiesiog pratęsti ir toliau tapšnoti ir sakyti, įvardinti, kad yra tas skausmas, kad jisai būtų išgirstas, nes kiekviena mūsų kūno vieta, kurią skauda, nori būti išgirsta, tai leiskit, kad tas skausmas pajaustų, kad tikrai jūs jį girdit ir leidžiat jam būti. O jeigu jaučiat, kad jau pradėjo jums lengvėti, tada tęsiam toliau su labiau teigiamais teiginiais. Aš pradedu paleisti savo skausmą. Saugu man jausti skausmą ir saugu man jį paleisti. Saugu man jausti skausmą ir saugu man jį paleisti. Esu dėkinga, kad kūnas kalba su manim. Esu dėkinga, kad kūnas signalizuoja problemą. Saugu man jausti skausmą. Saugu man gauti tą žinutę, kurią kūnas mano perduoda. Ir saugu man tą skausmą paleisti. Saugu man jausti skausmą ir saugu man jį paleisti. Paleidžiu tą skausmą dabar. Leidžiu skausmui palikti mano kūną. Leidžiu skausmui palikti mano kūną. Jau dabar. Giliai įkvėpkit, iškvėpkit. Ir tiesiog sugrįžkit, pasižiūrėkit į tą įsivertinimą, kiek vertinot prieš tai, kiek buvo intensyvus skausmas ir kiek intensyvus jisai yra dabar. Ir tikėtina, kad neįvyko labai didelio kažkokio pokyčio, nes mes tai darėm labai trumpai, bet net jeigu, pavyzdžiui, jūs prieš tai įsivertinot, kad jums skauda intensyvumas skausmo yra 6, o dabar yra 5, tai jau yra didelis pokytis per pakankamai trumpą laiką ir jeigu jūs tęsit panašių principų, tai tikėtina, kad galėsit sumažinti dar labiau ir labiau.
Ir kartais, jeigu yra koks nors toks įsisenėjęs skausmas, ne, jeigu pastoviai maudžia kažkurią tai vietą, tai kartais reikia grįžti prie to vėl ir vėl, neužtenka vieno karto. Tai yra kaip tokia nuolatinė praktika, nes kuo daugiau mes grįžtame prie skausmo, tuo daugiau jo išdrįsta pasirodyti ir tada gali jisai išeiti iš mūsų kūno. Jis negali, būtų smagu, bet paprastai jis negali tiesiog dingti. Ne, mes turime jį išjausti ir tada mes jį galim paleisti. Tai labai man smalsu, ką jūs patyrėt, kas įvyko, ką pajautėt, koks pokytis, ar sustiprėjo skausmas, ar sumažėjo, pasidalinkit, parašykit man, palikit komentarą. O kol kas puikios jums savaitės ir iki kitų susitikimų. Čia buvo Justina, iki.